Šiandien Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėta baudžiamoji byla už viešosios tvarkos trikdymą, kurioje kaltinamasis Andrius Lobovas. Andrius Lobovas teisiamas už tai, kad dar praeitų metų gegužės mėnesį įsiveržė į Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro procedūrų kabinetą, apstumdė švirkštą rankoje laikančią medikę ir sutrukdė paskiepyti vienos jonaviečių šeimos mergaitę. Kaip pasakojo pats Andrius Lobovas, poliklinikoje jis su šeima lankėsi dėl savo vaikų sveikatos problemų. Jonavietis įsitikinęs, kad skiepai yra žalingi ir vaikai neturi būti skiepijami. Šiandien įvyko jau antrasis teismo posėdis, kur Andriui Lobovui iškelta baudžiamoji byla. Tai kaip ir mano tas viduje esantis charakteris mano, būtent padėti kitiems žmonėms, be jokios ataskaitos ir tiesiog eilinis kartas, kai užėjau į ligoninę ir išgirdau tiesiog klykiantį vaiką, ne šaukiantį, rėkiantį, bet klykiantį vaiką. Ir tas procesas buvo apie 2 minutės, ten tikrai vaikas ilgai labai klykė. Ir tiesiog mano vaikai išsigando ir paprašė tėtę, sako, kas čia darosi, kaip čia yra, kodėl čia, sako, tas vaikas klykė, kas čia, sako, rėkia. Aš tai šiaip žinau, dėl ko tas vaikas reikia, bet tiesiog nuėjau į kabinetą ir nepatikėsit, aš tikiuosi, kad atidariau duris, tas vaikas iš karto nusiramino. Ir gavosi taip, kad aš tapau įtariamuoju, kažką pažeidžiau, ko aš tikrai sveikų protų, aš sakau, aš mąstydamas, kiek žmonės, kiek man padeda, kiek masiškai iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad žmonės labai rimtai padeda į tai. Ir kiek prirašė ir viską, ir ta prasme padėjo, išaiškino visus straipsnius. Kaip vienas pasakė, sako, lengva yra ginti žmogų, kuris yra teisus. Ir papuolė į ligoninę, o čia kaip koncentracijos stovykla, čia likimai, reikimai ir taip toliau. Ir viskas. Praėjo pusmetis, prokuratūra pasirodo pusę metų galvojo, man čia kelt ar nekelt baudžiamą bylą ir paskui pradėjo kažkaip tai mistiniu būdu iškėlė baudžiamą bylą, kas irgi, kiek 4 advokatai žiūrėjo, sakė, čia protų yra nesuvokiama, kaip tau galėjo, čia viskas, kas galėjo, tai būtų administracinė bauda ir ar dar ten kažkas kaip kažkokia. Viešosios tvarkos pažeidimo. Taip, kažkas tokio. Kodėl būtent tokio sunkumo byla yra keliama, tai reiškia vienareikšmiškai. Aš kaip ir minėjau anksčiau, aš manau, kad klanas, kuris valdo šią valstybę, jis nori tiesiog su manim susidoroti. Gerai, po pirmojo teismo, ko tu reikalavai, nusišalinti teisėjo savo... Taip, aš paprašiau nusišalinti teisėją, nes kadangi kviečiu vaikų teisų atstovę, nes kadangi kaip ten bebūtų, tai buvo paliestas tas vaikas ir aplamai, dėl ko aš ėjau į tą kabinetą, aš paprašiau teisme, kad būtų naudojamas holizmas. Tai yra platus spektras būtent teisinių visų šitų kazusų, kas čia vyksta ir taip toliau, suprantat. Teisėja kategoriškai taip reagavo, atsisakė iškviesti vaikų teisų atstovę, atsisakė iš viso aplamai, visiškai, jinai labai apsidžiaugė, kad aš atsisakiau advokato pradžioj, paskui aišku, aš paprašiau jau advokato, nes kai pamačiau, kad vyksta susidorojimas. Tiesiog suprantat, nežinau, sakau, trūksta žodžių. O dabar tose teisinėse džiunglėse jau turi advokatą, turi gynėją, kuris tave, tarkim, ištrauktų iš tos baudžiamosios bylos. Suprantat, advokatas turi paprasčiausiai, tiesiog įsigilyti, išsiaiškyti ir bandyti man padėti, išbristi šito viso reikalo, bet žinot, kaip yra, aš neturiu pinigų, nes esu paprastas dailininkas, šiuo metu mano dar to labiau teisės apribotos judėjimo, aš negaliu išvykti į užsienį niekur irgi kitoj mistinėje byloje ir suprantat, tiesiog davė valstybė advokatą, aš suprantu puikiai tą advokatę, kad jinai nėra pilnai suinteresuota man padėti ir jos paprasčiausias būtų noras, kad aš prisipažinčiau, nusiteisčiau ir išvažiuočiau, suprantat, bet namie pas mane 3 maži vaikai, kurie 100% priklauso nuo manęs. Ne 100, gal ten 80-90%, bet tikrai iš tikrųjų vaikai, tai būtent ir aš pats dirbantis esu ir kaip sakau, paišau paveikslus taip toliau, suprantat. Ir jeigu manęs nebus, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip tie vaikai gyvens. Ir šiaip sakau, stengiuosi jau, aš suprantu politikų visų kitų, kad nelįsk Lobovai, tu maišai visiems, tu kenki, ta prasme, sistemai, tu griauni ją, tu lendi kontrabandą, tu ten drumsti vandenis ir taip toliau. Aš suprantu, kad aš visiems maišau, bet esmė yra tame, kad aš kitaip negaliu, suprantat. Tiesiog matydamas blogį, matydamas negerus dalykus, aš tiesiog einu ir darau savo, kaip sakau, savo teisingumą bent jau, ta prasme, bandydamas įsiaiškinti, kodėl visą tai taip vyksta. Ir kaip tikėsi, kokia baigtis bus šios bylos? Žinokit, 99% aš esu giliai įsitikinęs, kad tikrai būsiu nuteistas. Giliai. Nes kiek aš ir apie pačią teisėją esu pasidomėjęs ir taip toliau, tendencingumas yra, kad būtent mane yra nubaus.
mane nubaus tam, kad mane tiesiog ne tai, kad išgazdinti, bet tiesiog izoliuoti. Nes jie žmonės, kurie visą tai žiūri, visą tai stebi, visą tai kontroliuoja, jie yra suinteresuoti mane sunaikinti. Sunaikinti kaip asmenybę ir būtent tam, kad visiškai aš nieko nedalyvaučiau, nieko neieškočiau, nedaryčiau. Nes šiaip puikiai suvokiu, kad Lietuvoje šiuo metu vyksta baisiniai procesai, tai yra būtent milijardinės lėšos yra skiriamos karo pramoniai, kuri visiškai yra nebūtina ir pinigai yra daužomi į kairę ir į dešinę, iš tikrųjų, net jau tas biudžetas senai visas išpompuotas, Lietuva praskolita visa, mes, visa tauta esam dumble, dideliam dumble, emigracija baisiniais tempais vyksta ir tokie idiotai kaip aš, lobovai, likę čia, suprantat, tiesos skleidėjai, jie labai, suprantat, maišo toliau daryti visą šitą nusikalstamą veiklą, o jeigu nedaug dėja dar koks lobovas tarp Seimo narių ar dar kas nors, tai jūs įsivaizduokit, kas tada bus. Tai jie labiausiai to bijo, artėja rinkimai ir jie čia tiesiog skubos tvarka viską daro, kad kuo greičiau mane izoliuoti. Na kągi, ačiū tau už pokalbį ir linkime sėkmės. Ačiū Jums taip pat, Jūs vieni drąsiausi esate iš tikrųjų, nes kol kas visi atsisakė apie tai viešyti ir tikrai žiniasklaida tikrai mūsų, galiu drąsiai pasakyti, yra 80% yra žiauriai korumpuota ir tikrai uzurpuota ir ačiū Jums, kad Jūs tokie esate. Teismo posėdis vyko už uždarų durų. Kaip vėliau pranešė pats teisiamasis Andrius Lobovas, teismo metu apklausti liudininkai. Nukentėjusioji liudijo Lobovo naudai, pretenzijų nereiškia, tad teisiamasis turi vilties, kad visiškai su juo susidoroti dar nepavyks. Kitas teismo posėdis vyks balandžio mėnesio pabaigoje.